Tai yra Augusto Serapino solo paroda Kūno kultūra didžiojoje ŠMC salėje. Ir tai yra didžiausia iš tikrųjų menininko solo paroda jo karjeroje tiek Lietuvoje, tiek ir tarptautiniu mastu. Kūno kultūra iš tikrųjų turi daug reikšmių šitoje parodoje. Tai visų pirma, aišku, ką iš karto pagalvojam, tai yra disciplina mokykloje ir iš karto yra nuoroda į edukacinę sistemą ir tam tikra jos kritika, žinoma, bet taip pat pavadinimas siekia ir giliau. Parodoje matome kopijas gipsinių skulptūrų, daugiausia tai yra antikinės gipsinės skulptūros, iš kur ir ateina iš tikrųjų terminas kūno kultūra, kaip kūno grožio kultūra, tokia kaip mes ją žinome dabar iš antikinės Graikijos. Tai paroda Vilniuje iš tikrųjų yra tiesiogiai susijusi su menininko patirtimi. Menininkas pats buvo mokinys Čiurlionio menų gimnazijoje Vilniuje. Ir skulptūrų kopijos, kurias matome, ateina būtent iš Čiurlionio menų gimnazijos. Tai dalis yra antikinių skulptūrų kopijos, kurias naudoja gimnazija iki šiol ugdydami savo mokinių piešimo, tapybos, kitus įgūdžius. O dalis kūrinių iš tikrųjų paties Augusto sukurti darbai, dar jam mokantis Čiurlionio menų gimnazijoje. Tai matome ten ir jo klasiokų portretus, bet ir taip pat kitus objektus, kaip menininkas vadina dabar ten Kirminą ar ateivio portretą, kurie iš tikrųjų buvo kompozicijos pamokų užduotis. Paroda iš tikrųjų turi daug sluoksnių ir daug įėjimų, kaip ją pasiekti ir kaip ją suprasti ir kaip su ją turėti santykį. Tai turbūt tas labiausiai matomas ir labiausiai svarbus gal parodoje yra nukreiptas į būtent edukacinę sistemų išklausimą, ar tikrai šiais laikais mums norint tapti menininkais reikia vis dar kopijuoti, ar tie įgūdžiai adekvatus šiandieninio pasaulio kontekste. Ir menininkas juos tada sugretina su pasikartojančiais valios pastangų reikalaujančiais veiksmais sporto salėje ir tuo metu jau esame kitame diskurse galvojant, ar tik tai toks yra būdas būti gražiam kūnui, ar tikrai verta tiek pastangų įdėti ir ar aplink mūsų esančios struktūros nespaudžia mus rinktis vienokių taktikų nei kitokių. Bet aišku, yra ir daug daugiau temų parodoje, taip pat yra ir kopijos klausimas, originalo ir kopijos santykis yra iki šiol svarbus klausimas šiuolaikinio meno diskurse, tai čia tarsi nueinama irgi tokį visai gal ekstremalumą, nes parodoje matome ne tai, kad kūrinių kopijos, bet kopijų kopijos ir menininkas jas atkartoja daugybę kartų ir matricos ten deformuojasi ir matom tą deformaciją kūriniuose. Bet taip pat yra ir kiti posluoksniai. Man pačiai žiūrint iš tikrųjų parodos aktyvavimą atidarymo metu, kuomet mes turėjom 16 sporto klubas Reformato trenerių, kurie tikrai taip įspūdingai įdarbino parodą. Negalėjau negalvoti apie taip pat antikinę Graikiją, kuomet tie gražūs kūnai buvo neruošiami, grožiai buvo ruošiami karui. Šiandienos geopolitinėme kontekste ta paroda gali būti skaitoma ir galvojant apie ištakas iš senosios Graikijos. Paroda yra skirta labai plačiam žiūrovų ratui ir visi, man atrodo, į ją gan lengvai gali rasti įėjimą ir santykį su ją gan aktyvų ir kelianti taip pat daug džiaugsmo. Tiesiog tai jinai gali būti skaitoma profesionalų auditorijos, matant visus sluoksnius ir niuansus, bet taip pat ir tiesiog žmonių, kurie tiesiog mėgsta sportuoti ar nežinau, nori išmokti piešti. Tai visus juos labai ir kviečiam.